Sveiki visi atvykę į Kino Maniako podcastą apie kiną ir šiandien aš kalbėsiu apie naują filmą The Substance – Substancija. Pradėsiu nuo apdovanojimų. Tai šitas filmas susirinko tokį vieną didesnę apdovanojimą Cannes festivalyje geriausią scenarijų. Tai tikrai sutinku su šitu apdovanojimu, kadangi scenarijus tikrai buvo kažkas tokio wow. Visiškai toks vos ne mindfuckas vadinamas, tačiau apie tai šiek tiek vėliau. Taip pat buvo nominantas Palmės šakeliai, Toronto filmo festivalyje gavo People's Choice Award. Taip pat buvo kiti festivaliai, kuriuose tai laimėjo, tai buvo nominuotas, tačiau jie nėra tokie įdomus. Taip pat šio filmo režisierė yra Caroline Fargeon, prancūzė, gimusi 76 metais Paryžiuje. Tai nesu matęs jos kitų filmų, tai nelabai galiu pakomentuoti, tačiau po šito filmo tikrai susidomėjau ir tikrai turiu planuose pažiūrėti ir kitų jos filmų. Kuo šitas filmas, sakykime, gal išsiskiria iš kitų ir kuo jis buvo labai toksai išskirtinis, tai buvo make-upas. Kas yra matę, šitas filmas man gal artimiausias, su kuo galėčiau palyginti, tai yra su Poor Things, kadangi yra pasakydamas šiek tiek keistas, jūs meluočiau, tai net nesakysiu šiek tiek, jis tikrai buvo keistas, jis buvo geras košmaras. Žinoma, šitas filmas yra komedija, drama, siauba bei sci-fi, tai žinokit, taip pat yra N16. Sakyčiau, kad gal biškučiuką žemas amžius, bet tarkim, tai šitas filmas išsiskyrė make-upu, kadangi buvo žiauriai daug vizualų, kur reikėjo labai daug, būtent bendrai prie šito filmo dirbo netgi 29 make-upo specialistai. Tai kas domisi, nežinau, specialiaisiais efektais kine, make-upu, tai tikrai nueikit pasigrožėsit, nes buvo wow, ir buvo tokių vietų, kur ten tu vos neužsimerkęs, nes yra žiauriai šlykščiai atrodantis vaizdas. Tai apie tai irgi šiek tiek vėliau, tas vėliau yra dabar. Apie filmą. Jis yra labai išskirtinis, kaip jau minėjau, primena prastus reikalus, tačiau jį, kam nerekomenduočiau eiti, tai žmonėms, kurie viską mato paviršutiniškai, nėra linkę gilintis, nes tada jūs tiesiog ateisit ir pasibjaurės šitų filmų. Čia, kam reikia eiti, yra šitas filmas, man rodos, jeigu neklystu, pagal mano darytą analizę yra labiau skirtas moterims, sakykime, nuo 40 metų ir daugiau. Kadangi viena iš pagrindinių minčių, ką man pavyko apčiuopti, tai yra, kai būna, kad žmonės labai bijo pasenti. Ir šito filmo mintis ir yra viena, kad tau reikia ne tik, kad ten savęs nekęs, kai ten tu sensti ir panašiai, bet va, kad mylėti. Ir šitas filmas kaip tik ir parodo per tokią paralelę, kaip tas atrodo savęs nekentimas. Tai pats siužetas labai paprastas, tai moteris nori atjaunėti, dažnai padaro tokį, sakykime, gauna medikamentų, kurie padeda jai atgimti iš naujo. Tai labai, sakykime, tas produktas taip vadina substancija. Ten tavo ląstelės replikuojamos. Esmė, tu gimsti per naują. Jo. Tu gimsti gražesnė, dailesnė, tiesiog geresnė bendrai visom prasmėm. Kalbant apie filmo trukmę, tai yra 140 minučių. Gal šiek tiek lingalo man buvo prailgas, tačiau tai nieko nekeičia, kadangi galas buvo wow.
paskutinės 30 minučių taip žiūrėjau viena akim prie merkės, nes buvo, sakau, vizualai tokie... Sakau, toks yra siaubo filmas, tikrai nerekomenduoju žiūrėti vakare, kaip aš dariau, kadangi galimai sapnuosit košmarus, man tokia laimė nepasisekė, ačiū Dievui. Tai taip, dabar kam aš rekomenduočiau šį filmą peržiūrėti, tai kaip ir minėjau žmonėms, kurie labai bijo pasenti, kadangi nebūsit tokie gražus, tokie jaunatviški, tokie faini. Tačiau ir žmonėms, kurie yra linkę žiūrėti, sakykime, net ne tai, kad yra linkę, bet mėgsta pažiūrėti netradicinio kino, kadangi šitas filmas yra žiauriai toli nuo tradicinio. Taip pat, kam rekomenduočiau tiesiog analitikams, kurie mėgsta pasigilinti, nes mintis šitame filme yra žiauriai giliai pakasta. Ja surasti norint reikia labai giliai kapstyti, galvoti, daryti analizės. Nėra kaip kitose, sakykim, gal dabar labiau populiariuose filmuose, kai ta mintis yra labai aiški. Čia mintį reikia atsikapstyti ir kai tu kažką atsikasi, nebūtinai, kad žiūrovas šalia tavęs atsikas tą patį. Tai taip. Rekomenduoju taip pat peržiūrėti, kadangi jis yra naujas. Jis turi labai pagal mane aukštus reitingus kaip tokiam filmui. Kad jums nesumeluoti, 7,9 iš 10 IMDb, kas yra žiauriai aukštas reitingas tokiam filmui. Net aš pats, kai Letterboxd'e jį loginau, teko man pamastyti, kiek aš čia įvertinu, kadangi netradicinis filmas. Taip pat patiko ir kameros vaizdai, turim daug tokių plačių kadrų, tokie jaučias kaip ir dabartinė visuomenė, tačiau iš vizualų jaučias kaip ir kažkokia netikra. Tai tas taip pat yra visai įdomu bei sudomina žiūrovą. Ir aš manau, jūsų nenoriu šiandien labai ilgai laikyti. Tiesiog noriu parekomenduoti šitą filmą peržiūrėti, kadangi jis yra... Kaip tik yra ant plakato, vieno iš šio filmo plakato parašyta absolutely fucking insane. Tai aš net nežinau, ką aš galiu daugiau pridėti. Tai tikiuosi, kad sudominau, tikiuosi, kad šį filmą peržiūrėsit. Ir manau, kad šiandien tiek. Tai čia su jumis buvo Kino Maniakas, podcastas Pasiūlė apie kiną. Ir šiandien aš kalbėjau apie filmą The Substancija. Tikiuosi, kad peržiūrėsit ir iki kito karto. Iki.